Mum kepa čia. Žiūrėsime, kas čia gausis. Čia dabar biškai ant mažesnės ugnelės. Labai vėjas pakilo, labai tiesiog. Matot? Pažiūrėkit, kaip lyna lietus. Siaubas. Čia mes sodė. Taip pat labai lietus lyja. Labai žiauriai. Tai va. Nu kągi. Kepsim. Pažiūrėsim, kas čia gausis. Matot, aš į YouTube. Jeigu kas galit, pasirašykit YouTube'ai. Kaip pirmokiai, nes kadangi tik tai pirmą kartą deduos, jau kažką tai esu taip įsidėjus iš gamtos biškiuką, nu, maistą pradėsiu gal dažniau dėti, nes kadangi vis tiek kiekviena moteris moka valgyti daryti. Tai va. Pažiūrėsim, kas čia gausis. Nu, pasižiūrėsim. Matot, dabar biškį primažinau, tai man biškiukai ilgiau tegu būna. Jie ant lengvesnės ugnelės. Negu skubėti. Nėra kur skubėti. Aš taip galvoju. Taip, kad iškepti vis tiek reikia. Alio. Nežinau, kaip čia bus. Sakykite, girdėjau, kad girdėjau. Tai va. Pirmus blynus padaviau vyrui valgyti. Nu, draugui. Tai va, žiūrėkit, balga. Iš tikrųjų, jis nusakė, kad labai skanus yra. Pažiūrėkit, nu tikrai skanus, varškės daug, viską. Nu, žiūrėsim. Nu, aš dabar nenorėjau valgyti, tik paragavau. Kaip saka, pirmas blynas pridega, nu, bet duok ir kaimynai paragauti. Nu, ne taip. Kaip? Dabar sakau, aš tai net nesu kepusi, dabar žiūriu, kaip čia man dabar. Geriau palengva aš iškepsiu, kad į vidus pereitų viskas. Tai va. Pažiūrėsim. Čia tuos va, nunešu, padedu čia, ne? Ant bufetuką pasidedame. Matot, čia virtuvėlė, čia šaldytuvas yra, čia suodė. Šiaip, kad tikrai vietos. Čia garažas yra, va, prasidarom duris, matot. Va, kolekciją turim gražią kepurių. Pažiūrėkit, kepurės tikrai gražios visos. Padėjom, nu taip, dėl grožio pasidėjome viskas, raketės, būname kaip biški šilta, sausa, einam badmintonais palošti, tai va, matot, čia garažas, čia jeigu yra svečių daugiau, galima išmiegoti, labai gerai. Va čia virtuvė mūsų, o čia mūsų kambariukas yra. Čia mūsų va kambariukas yra. Čia mes ir miegam, tai va, nu, taip toliau. Nu, kas čia dabar kaip kepa mūsų blynai, mūsų blyneliai. Tai va, nu, varškė tai tikrai labai gerai išėję, nors aš tai mėgstu saldžiau. Ant silpnos ugnies nelabai. Reikia vis tiek kažkokią temperatūrą paimti, kad jie taip pakeptų gerai. Matot, svarbiausia yra minklė, bet nu, vieną kartą taip išeina, kitą kartą. Kiekvienai šeimininkai išeina skirtingai. Kaip nori taip, duokit po kilogramą mėsos,
Pasakykit, jeigu padaro 5 virėjos kotletus. Tikrai kiekviena virėja padarys skirtingai. Taip. Nei viena nepadarys taip pat. Nes negali tai būti. Jokių būdų. Kad padarytų taip pat. Va, matot? Dabar jau yra gražesnė. O, mums užteks po 2 gal. Žiūrėsim. Skaniai valgos. Skaniai. Tai va. Žinote, vis tiek norės visko paragauti, išbandyti, kaip kas yra, kaip ko nėra. Biškį kepins, aš nesu labiau apskrudusius, mes valgom. Tai va. Žiūrėsim, kaip čia bus.